Kaip Google gali atpažinti jūsų ChatGPT tekstą, parodysiu, ką mato Google, ką generuoja ChatGPT ir taip pat parodysiu, kaip galima palikti mažiau įkalčių, kad tekstas būtų švaresnis. Čia kalbėsim ne apie algoritmišką patikrinimą, apie algoritmą, bet apie tai, ką sugeneruoja ChatGPT ir ką mato Google. Parodysiu, paėmiau, sugeneravau tokį tekstą, kad jame būtų ir P pastraipa, paprastas tekstas, ir URL sąrašas, kas žino šiek tiek HTML, daugiau terminų nebus. Gerai, tai paėmam, iškopijuojam, gal tada daugiau tekstą paimsiu, iškopijuosiu. Iškopijuojam, nueinam į WordPress redaktorių, čia mes turim vaizdinį ir kaip visi daro, iš copy-paste ir matom tekstą, publikuojam, fantastiškas tekstas, geras, bet ką mato iš tikrųjų Google? Jeigu mes nueisim čia, kur yra tekstinis tabas, matom, kad ChatGPT pridavo tokias žymės, aš to priartinsiu. Jis rašo data start, data end ir prirašo dar ID, o turėtų būti švarus tekstas data end, štai čia irgi matom prasideda sąrašas data end, data start, data end, štai čia ID, kurie nėra reikalingi. Ką reikia daryti, kad to nebūtų, kaip išvengti? Gerai, grįžtam į čia. Ką galima padaryti? Čia, sakykime, tas nedėkingas variantas, galima valyti, kas žino HTML, galima pravalyti strong data ir čia per daug rankinio darbo, kurio niekas kaip ir neturėtų daryti, galima padaryti paprasčiau. Mes tada paimkim, paimkim kokį tekstą, čia pabaigoje, ne? Paimsim šitą, rekomenduojama klientams pabrėžti bla bla bla, iškopijuoju tekstą iš čia ir tada viską ištrinsiu. Ir įklijuoju tą patį tekstą, mes jį turim čia, dabar matom data strong, ID paliko šiek tiek mažiau dabar, kai kopijavau, bet kaip reikėtų daryti, kad Google neatpažintų bent iš tų žymių? Reikia visą tekstą, kurį mes buvom paėmę iš čia, įklijuoti ne į vaizdinį, o į čia dabar irgi ištrinsim, copy-paste, tada čia gaunasi švarus tekstas jau pravalytas ir šitoj vietoj jis bus gal netoks, jame nėra pašalinę emoji, bet matom, kad čia jau tų žymių nebėra. Dar kartą pakartosim, iškopijuojam, pavyzdžiui, mes tekstą iš čia, iš viršaus, dar kartą, grįžtam į vaizdinį, kaip būtų, jeigu pirmas variantas mes įklijuojam, pažiūrėsim, kiek dabar jis paėmė, data start, data end, ištrinam ir įklijuojam dar kartą į tekstinį, žiūrim, kas dabar gavosi, ir grįžtam dar kartą. Tekstas yra švarus, o prieš tai buvo, pažiūrėsim, štai toks. Koks yra skirtumas? Čia mūsų išvalytas tekstas, kuris buvo įklijuotas į tekstinį tabą, o štai čia yra tas originalus, iš kurio Google bent iš karto iš kodo mato, kad tai yra žymės dirbtinio intelekto. Kiekvienas įrankis gali palikti savo pėdsakas, bet dabar mes žinom, ką daryti. Tiek šiam kartui, jeigu įdomu, spauskit like, jeigu nenaudinga, nepatiko, spauskit dislike, kaip nors sureaguokit, pakomentuokit, daugiau video surasite mūsų kanale EasySEO trečiadienis. Iki.